Sveiki visi, turime 4 valandą ketvirtadienį, tradicinis finansų rinkos apžvalgos 188 kartas, aš Marius Dubnikovas ir kartu su Kompensa apžvelgsime tai, kas įvyko, kas vyksta ir kas yra svarbu. Tai visų pirma buvo paskelbta eurozonos infliacija, kaip ir tikėtasi pagal analitikų prognozes, jinai simboliškai sumažėjo sausio mėnesį iki 2,8%. Šiek tiek nepadėjo didesniam mažėjimui kažkiek aukštesnės energetikos kainos, nes buvo šiek tiek ir šaltuko sausio mėnesį ir, sakykime, vis buvo būkštojimų, kaip šita žiema baigsis. Bet gera žinia yra ta, kad judama link Europos centrinio banko tikslo ilgalaikio, tai yra link 2 procentinių punktų. Ir žinutė yra tokia dviprasmiška, nes iš tiesų Europos centrinis bankas kalba apie tai, kad stengsis neskubėti su palūkanų normų mažinimu, bet rinkos lūkesčiai sako, kad palūkanos turėtų mažėti iš aukštumų 4 procentų link žemiau 3 procentinių punktų. Dar netgi šiais metais ir tų žingsnių gali būti 5 ir 6, per kuriuos tas mažinimas prasidėtų galbūt šiek tiek anksčiau. Bet kokia atveju infliacijos spaudimo nėra, palūkanų mažėjimas yra teigiamas dalykas ir tai duoda keletą aspektų. Tai matome toliau investuotojų susidomėjimą akcijomis, akcijų rinkomis rizikingesnėmis, nekilnojamo turto rinkoje yra štilis praktiškai visoje Europoje. Bet vis daugiau pasigirsta balsų apie tai, kad visi šitie pokyčiai ir rinkos lūkesčiai gali pažadinti šią rinką, kuri miegojo visus 23 metus. Tai vėlgi teigiamas impulsas, nes jeigu nekilnojamo turto rinka atgyja, tai prasideda sandorių skaičius, kainos augimas, natūraliai užsikūrė ir visa pramonė, kuri remiasi į nekilnojamo turtą, tai yra ir žaliavos, ir statybos, ir taip toliau, nes tas taip plinta ganėtinai plačiai. Kitas dalykas, ką stebi, sakykime, Europa, tai iš tiesų stabilizavosi metų pabaigoje, šių metų pradžioje pramonės kritimai, ir teikia vilčių, kad vis tik tai pramonė gali pradėti šiais metais rodyti kažkokius teigiamus aspektus. Tai lenktynės, kas dabar atspės, kada palūkanos bus mažinamos, vyksta, daug kas bando tai padaryti. Bet panašu į tai, kad bet kokiu atveju jau pirmą šių metų pusmetį mes tai pradėsime matyti. Kas dar? Serija susirinkimų. Didžioji Britanija, Anglijos centrinis bankas nepakeitė palūkanų, išlaikė jas aukštame virš 5 procentų lygyje, tačiau savo komentaruose paaiškino, kad infliacija toliau mažėja ir nemato kliučių palūkanoms taip pat mažėti. Tai ta tendencija per centrinius bankus ritasi, jie apie tai svarsto, tiek Europa, tiek Didžioji Britanija, tiek ir, sakykime, Jungtinės Amerikos valstijos apie tai svarsto. Nenoriu sukelti per didelių lūkesčių, be abejo, iš centrinio banko tikėtis labai emocingų kalbų, kad jau čia viskas praeita ir tikrai viskas yra gerai ir mažinti palūkanas, nereikėtų, bet tų signalų vis daugėja. Šiandien, tai yra vakar buvo JAV centrinio banko susirinkimas, palūkanų nekeitė, signalizuoja, kad palūkanos mažės, klausimas ar kovo mėnesį. Tai ko tikisi rinka, pasižiūrėjau šiandien būtent pagal ateities sandorius, kokios yra proporcijos. Tai 1/3 tikisi, kad palūkanos išliks tokios, kokios yra, 5,25 procento, ir tai yra 5,5 procento, ir tai yra 2/3, o 1/3 tikisi, kad palūkanos bus sumažintos. Vis daugiau girdisi tokių signalų, kad yra baimių dėl karo įtakos, vyksta pratybos, Ukrainoje vyksta manevrai ir rinkos į tai nereaguoja, bet žmonės reaguoja iš tiesų. Tai yra vis atsiranda komentarų, klausimų apie tai, ar čia vis dar saugu investuoti, nes įtampos didėja. Ir ko gero, kad tai susiję daug, ne tai, kad kažkokia tai aiškiai žinutė būtų iš kažkur atėjusi, bet daug tokių faktorių, kurie aplinkui sukasi, tai kaip ir minėjau, NATO pratybos ir Rusijos įvairios isterijos dėl
dėl, sakykime, toliau teikiamų ginklų. Šią savaitę buvo Jungtinių valstybių politikai atvažiavę į, į Ukrainą, kur pažadėjo įdomių nustebimų Putinui artimiausių metų karo lauke. Ir visas šitas kontekstas, jisai kažkaip tai vis prasimuša į eterį, kad tarsi čia mes dardame labai stipriai žemyn. Tai kas liečia investicijas, tai tik tai noriu priminti vieną dalyką, kad į karus finansų rinkos nereaguoja taip stipriai arba reaguoja labai sulaikyti. Tai kai čia matote, kažkada galbūt ir matėte pas mane pristatymuose, tai yra karai ir kaip į tai buvo reaguota pakritimu. Tai vidutiniškai kritimai finansų rinkų sudarydavo apie 5%, užtrukdavo vos kelis mėnesius pakristi ir kelis mėnesius atsistatyti. Didžiausias įtaka buvo, kai Pearl Harboras, tai rinkos krito 20%, pusę metų krito, per metus atsistatė atgal. Tai mes tą matėme kažką panašaus su S&P 500, kai 22 metais prasidėjo karas, buvo neigiama reakcija po vasario 24, bet praėjusią savaitę jau fiksavom naujus rekordinės aukštumas. Tai kalbant ir diskutuojant su žmonėm, visą laiką norisi prisiminti istoriją, kaip finansų rinkos reaguoja karo metu. Na ir imant tos didžiuosius įtampinius dalykus, kaip pavyzdžiui Kubos raketų krizė 62 metais, vėlgi kritimas 7, atsistatymas staigus, kažkas tai panašaus įtampos, kurios tvyro dabar. Tarkime, Irako invazija į Kuveitą, vėlgi porą mėnesių kritimas, atsistatymas per pusmetį atgal. Tai vertindami visus tos rizikas turėtume būti pakankamai atsargus, sakyčiau, nepasiduodant tam išoriniam fonui. Juokaujant galima sakyti, kad tuo artėja pavasaris, bus daugiau saulės ir galbūt tos nuotaikos aplinkinės bus geresnės. Bet finansų rinka, jinai juda savo kryptimi ir tas judėjimas jisai išlieka stabilus. Radau tokį įdomų grafiką, kur ant S&P 500 grafiko sudėta kariniai konfliktai, pradedant nuo tarpukario krizės po 28 metų, taip pat antrą pasaulinį karą, bet iš esmės, ką mes čia matome, tai yra matome, kad per tą ganėtinai trumpą istoriją, 100 metų istoriją, buvo net 33 rimtesni karai. Ir finansų rinkos į tai sureaguodavo be abejo pačioje ypatingai pradžioje, tai yra kai vyksta vienokia arba kitokia invazija. Ir vėliau staigiai atsistatinėja. Per tą laiką indeksas užaugo šimtais kartų. Tai bet kokiu atveju, kokie karai bebuvo, kaip pasaulis arba žmonija stengiasi sugadinti šitą pasaulį, jai visą laiką nepasisekdavo, baigdavosi tuo, kad po kiekvienos krizės atsispirdavome ir judėdame tolyn. Tai kai žmonės bijosi karo, tai sakau, reikia pasižiūrėti į istoriją. Mes iš tiesų praėję nemažą istoriją su įvairiausiais konfliktais, įtraukiančiais ir visą pasaulį, ir, sakykime, lokalūs konfliktai. Tai įdomumui pasižiūrėjau, kiek laiko pasaulis yra apskritai nekariavęs per visą istoriją, ne per visą istoriją, bet per paskutinius 3,5 tūkstančio metų. Tai 8% laiko, arba apie 260 metų, per paskutinius 3,5 tūkstančio metų istoriją buvo be karo. Visus kitus laikus 92% laiko, vienur arba kitur mes kariaujame, tik tas karas būna toliau arba arčiau nuo mūsų. Tai vėlgi, galvojant apie visą aplinką, galima daryti tokią, sakyčiau, piktą išvadą, kad kariniai konfliktai aplinkui yra normali žmonijos gyvenimo būsena. Ir atvirkščiai, kai karinių konfliktų nebūna, jinai yra daugiau anomalija negu teisybė. Tai čia šiek tiek apie būgštavimus ir matymus apie tai, kas vyksta ir kaip tai turėtume vertinti investicijų srityje. Na ir VIX indeksas, tai VIX indeksas yra žemumose.
14,3 punkto, šiek tiek daug aukščiau negu buvo rekordinės žemumos per paskutines 50 savaitės. Bet tai rodo, kad rinkos nevertina jokio kažkokio tai didesnio situacijos pablogėjimo, jo nemato. Netgi vykstant konfliktams Ukrainoje, vykstant konfliktam su Jungtinės Amerikos valstijos Raudonojoje jūroje, diskutuojant su Iranu, taip pat visi šitie dalykai finansų rinkoms nelabai rūpi, jos nemato sisteminės arba gyvybiškai didelės rizikos. Na ir kas yra džiugu, tai šiandien apie šiek tiek po 12 buvo paskelbta, kad vis tik tai Vengrija apsigalvojo ir Orbanas pritarė 20 likusių 6 valstybių Europos Sąjungoje sprendimą Ukrainai suteikti 50 milijardų paramą, kuri vertinama keliais aspektais. Vienas dalykas, tai yra labai svarbi parama Ukrainai, kai jai trūksta lėšų čia ir dabar. Antras dalykas, tai gali būti preliudija į sprendimus, kuriuos priims Jungtinės Amerikos valstijos, žadėdamos daug didesnę dar paramą, kuri kartais viršyje šią sumą ir gali pastumėti reikalus šiek tiek į geresnę pusę. Tai vėlgi viena iš tokių, sakyčiau, riziką galbūt mažinančių šaltinių, nes jeigu pažiūrėtume į praeitį, tai pasaulis iš tiesų atsiradus problemai sprendžia pinigais. Jeigu skiria pinigų, problemos išsisprendžia. Tai lygiai taip pat buvo sprendžiama problema su COVID, tai yra duodami pinigai tai problemai spręsti. Lygiai taip pat buvo problema sprendžiamas su energetikos šaltiniu, kai rusų energetikos dėl sankcijų energetika pradėjo nebepatekti į Europą, tai viskas buvo sprendžiama didelėmis investicijomis ir tai, ką matome, galima sakyti, kad tai buvo išspręsta. Tai reikia tikėtis, kad ir šis konvencinis karas su patrankomis ir krauju taip pat galėtų būti išspręstas, duodant vis rimtesnę paramą Ukrainai ir padedant jai apsiginti. Kas dar? Skirtingi greičiai, skirtingios tendencijos šiek tiek muša euro kursą. Tai doleris kiek ir pastiprėjo 1,08, bet čia kažkokių tai dramatiško pokyčio per šiuos metus nėra, praktiškai 2 centais atpigo, tai 2 nepilnais procentais pajudėjo žemyn šiais metais euras dolerio atžvilgiu. Dujos toliau demonstruoja žemumas, šiek tiek be abejo šią savaitę pabrango, čia vėlgi prognozuojami suvartojimai, prognozuojamas oras, koks bus vasaris, bet faktas tas, kad žiema jau baigėsi. Įdomus faktas tas, kad jeigu pasižiūrėjus ateities sandorius po metų, kokios prognozuojamos kainos, tai kaina vėlgi svyruoja apie 30 eurų už megavatą, kas yra labai labai žemai. Tai yra kažkur apie 30 centų už kubinį metrą dujų. Čia kalbu apie biržos be abejo kainą. Tai suteikia vilčių, kad šį sezoną baigsime ganėtinai gerai, žemomis kainomis ir su ganėtinai pilnomis arba pilniausiamis saugyklomis per paskutinius 10 metų. Ir čia problemų šitoje vietoje nėra, viskas yra tvarkoje ir tai prisiduoda prie įmonių pelnų. Tai va čia yra dar vienas labai svarbus momentas, kai yra kalbama apie tai, kad Vokietijoje yra tam tikros problemos, pramonė stoja ir taip toliau. Tai žvelgiant į dujų grafiką, reikia suprasti, kad tai yra vitaminai Vokietijos ekonomikai ir tuo tarpu visai Europos Sąjungoje ir tame tarpe ir Lietuvai, kuri padidėjus užsakymų skaičių galėtų atsispirti ir šoktauti į priekį. Tai kas nors, jeigu masto pesimistiškai, galima žiūrėti šį grafiką, jis šiek tiek to optimizmo turėtų priduoti, nes kaina, kurią mes mokame už dujas, esant dar vasario pradžiai, 1 vasario dienai, kaina yra tokia pati, kaip buvo vasarą. Tai, sakyčiau, labai labai neblogas dalykas. Naftos kaina išlieka stabili, apie $80 už barelį, čia kažkaip apsistoti turbūt ir neverta. Gera žinia yra ta, kad nepaisant visų konfliktų Raudonojoje jūroje, kiek yra gąsdinama, kad čia pakeis rinką, akivaizdu, kad to nesidaro, nevyksta ir rinka demonstruoja labai stiprų stabilumą. S&P 500 koregavosi apie 1% nuo savo rekordinių aukštumų, buvo paspaudyti 4900 punktų, bet neišsilaikė tome aukštyje, nepatikrino 5000 psichologiškai svarbios, sakyčiau, ribos.
Na, tai turbūt galima vertinti kaip natūralią korekciją, nes vis tik tai nuo lapkričio mėnesio, spalio pabaigos, kai buvo atsispirta, indeksas keliavo tikrai rimtą kelionę, tai yra praktiškai e, beveik 700 punktų, kas, kas užtektų netgi, sakyčiau, tokio pokyčio visiems metams. Tai tam tikri pailsėjimai, jie natūralūs ir turi būti. Vario kaina taip pat stabili, iš Kinų kažkokių tai naujų naujienų stipresnių negauname, tai šita žaliava išlieka savo tokiam įprastiniam lygiai per paskutinius kelis metus. Na ir auksas taip pat stabilizavosi, ganėtinai ramu viskas atrodo, žiemiškai ramu atrodo finansų rinkos. Na ir kas vyksta su mūsų fondais, tai iš tiesų rezultatai juda link gerosios pusės. Tai fiksuotas pajamingumas demonstruoja praktiškai 3-5 procentų grąžą, kas yra iš tiesų virš ilgalaikių metinių vidurkių. Vidutinė rizika skaičiuoja, kad taip pat grąža svyruoja tarp 4-8 procentų, kas irgi iš principo bendraja prasme viršyje ilgamečius vidurkius dažniausiu atveju. Na ir aukštos rizikos fondai, čia skaičiai yra įspūdingi, viskas, kas neliečia, sakykime, Kinijos ir kinų rinkos. Tai ir naujieji fondai demonstruoja gerus veiklos rezultatus, tai VIG Centrinės Europos fondas per metus yra padidėjęs 27 procentais. Na, o mūsų žaliasis ESG fondas iš tiesų galbūt tai nėra pats didžiausias augimas, bet supraskime, kad žalioji ekonomika neduoda tokių didelių grąžų, kaip galbūt norėtųsi, bet jeigu vis tik tai norime tenais investuoti, tai tarp pasirinkimų turėtų šis fondas būti. Na, o kaip minėjau, Azijos, kas turi dalelę Azijos, čia rezultatai vis dar išlieka neigiami. Tai kitas susitikimas vasario 8 dieną, 16 val. 189 ir metas klausimams, jeigu tokių yra.